pirmiausia, mūsų Jėzui. Jėzui turėdami artumą pasimelsti. Taip pat švenčiant jubiliejų, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems karitiečiams, mūsų įvairiose parapijose, karitietėms ir karitiečiams, visi, kurie ne tik priklauso Karitas draugijai, bet kurie, o tai yra kiekvieno krikščionio pareiga būti karitiečių idealiai. Taigi visus, kurie daro gerą. Norėčiau padėkoti mūsų vyskupijos Karitas dvasios vadovui Senjorui Rimvydui, vyskupijos Karitas reikalų koordinatoriai, dekanatų koordinatoriams, parapijų vadovėms, visoms karitietėms ir žinoma visiems gelbėtojams. Ir ačiū Jums, kad atsiliepėte tikėjimui savo artimų meilės darbais, atsiliepėte įvairias Karitas akcijas, surinkote paaukojate Ukrainos žmonėms, prasideda gerumo akcija, gerumas mus vienija, kad mūsų kūčių stalo šviestų ta žvakutė. Ta žvakutė tai yra kaip ženklas tos šviesos, kurie atnešė Kristus ir kuri mus pasiekė per mūsų meilę ir pagarbą tam žmogui. Ir per šitą advento metą matykime ne tik materialinių žmonių poreikius, kurie galbūt labiau matosi, bet kiek kartais mūsų aplinkoje veikia ir matome to liūdesio, vienišumo, nematymo ateities, užmiršimo. Mūsų geras žodis, mūsų gera nuotaika, mūsų šypsena, mūsų pačių viltis viduje